Tai sveiki gyvi. Aš irgi jau sveika, tai galiu pasisveikinti, nes vieną pokalbį teko praleisti. Labai gaila, bet iš kitos pusės prikaupėm. Prikaupėm medžiagos, prikaupėm informacijos, prikaupėm energijos ir turim tikrai daug kuo su jumis pasidalinti. Tai Inga, ar skanus tavo šitas rytas? Skanus be galo. Ir mano rytas, ir mano pietus, ir mano vakarienės yra kiekviena diena skani, be proto, iki begalybės, su spalvom, su nuotaikom, žinai, čia tiek daug skonio ir pusryčiuose, ir visoje dienoje, kad aš vos spėju pati kramtyti, vos spėju mėgauties, dalintis netgi nespėju, nes iš tikrųjų pačiai galva plyšta, emocijos per kraštus. Tai galiu pasakyti, kad taip linkiu, nežinau, savo išbūti kuo ilgiau tokioj, žinai, emociniai būkliai, nes iš tikrųjų Lietuvoje taip nesigauna lengvai. O kaip tavo, Milda, kaip tavo ta sveikata, sakai, pagerėjo, bet aplamai kaip tas rytas? Pagerėjo, tai rytas jau toksai lengvesnis, dar su arbatėlė ir su vitaminais, bet jau visai faina, šiaip tai, žinai, žiūriu į tą gražų vaizdą už tavo nugaros ir galvoju, blemba, norėčiau teleportuotis. Nes, nu, tikrai be galo gražu ir dabar stebiu tavo tos kelionės momentus ir tai, galvoju, va, reikėjo susipakuoti ir man, žinai, tavo lagaminą ir keliauti kartu. Tai va, būtum praleidus savo ligą, žinai, būtum kažko atsisakiusi, turbūt, tai va. Turbūt, tai va. Tai čia, žinai, jo, tai ta tema labai aktuali, jo, labai aktuali tema. Ir ta mano kelionė irgi tą pačią temą, žinai, yra meilė sau. Taip, aš šiandien atsinešėm šitą temą, kuri tikrai dažnai visur skamba ir neįmanoma turbūt nuo jos pabėgti. Tik tai, kodėl mums su Inga jinai pasirodė irgi svarbi ir verta pasidalinimo, ne tik per mūsų asmeninės patirtis, kurios dabar, kaip supratot, jau paskutinę savaitę tikrai, nu, gerokai skirtingos yra. Aš per vieną procesą turėjau praeiti, Inga per kitus procesus praėjo, bet norisi pasidalinti tokiu konkretesniu, gal aiškesniu matymu, ne tokiu tiesiog hipotetiniu, kaip dažnai būna kalbama ir taip ir lieka, žinai, graži frazė arba kelios gražios frazės ir neaišku, o ką su tuo daryti dabar, kaip suprasti, kas tas yra, bet kas tas yra. Ir kaip čia jau žinoti, aš čia myliu save, nemyliu, nes aš dažnai girdžiu tokį, nu tai lengva čia tau sakyti, kai tu tenai tarp palmių, o aš tai turiu čia kažką dabar tą ir tą, tai apie visus šitus momentus pakalbėsim. Tai Inga, atnešiai temą, nu, pradėk tada. Tai, žinai, aš tą temą netgi ne tik apie save, bet man netgi pasufleravo porą mano klienčių, porą moterų, kurios iš tikrųjų man rašo žinutes, kaip lyg norėtų pasidžiaugti, bet tuo pačiu klausia, tai kas, su kuo tai valgoma? Nu, tai tipo, kaip čia mylėti? Tai visos supranta, kad reikia turėti pinigų. Čia ne apie meilę. Labai sunku daugam suvokti, kad meilė sau nėra materialus dalykas. Tai meilė savo visai apie kitus, nes visi įsivaizduoja, kad jeigu aš kalbu apie meilę savo ir kelionėje, tai vat kaip tu sakai, be pigu sakyti tau, kai tu sėdi tarp palmių ir gali sau leisti, žinai, čia prie vandenyno nosį krapštyti. Bet iš tikrųjų, juk aš irgi gimus iš karto neatsidūriau prie to vandenyno. Taip, ir aš labai noriu paantrinti tau, ką dažnai girdžiu ir tarp kitko, aš lygiai taip pat irgi propaguoju vieną iš tų formų meilės sau, kuri reikalauja investicijų, bet ką noriu pasakyti, kad mūsų tikslas tikrai nėra susiaurinti iki to, kad meilė sau yra dar viena suknelė, kvepaliukai, kelionė, kas irgi yra tam tikra išraiška, bet tada mes kalbam, žinai, apie savęs tokį palepinimą. Kiekvienas išsirenka jau ten savo mylimą būdą. Bet šiandien paliesim tą meilę sau tikrai iš gilesnės perspektyvos, ne iš to, kad reikia dar vieno ten rankinuko ar kažko, arba galiu sau nusipirkti tai, ką noriu, tai aš dabar čia save myliu. Mes tikrai šiandien ne apie tai, norisi tokio daugiau gylio duoti.
Ir aš nuo savęs tai turėsiu irgi tokį savo asmeninį matymą, kurio pabaigoje pasidalinsiu ir tam tikrais žingsniais, per kuriuos galėsit įsivertinti, kurioje čia vietoje, kas jums asmeniškai nesigauna su tuo savęs mylėjimu. Tai Inga, kas tau yra meilė savo? Tai man, žinok, meilė savo yra visų pirma žinojimas, kas tu esi ir ko tu nori iš šito gyvenimo. Tai aš šiandien irgi galvojau labai ilgai prie vandens pliaže, galvojau, tai ką čia dabar pasakyti? Pasakysiu tai, ką aš pati pragyvenau, kaip aš pati ėjau link tos meilės savo, nes tai bus tikra ir tai bus išgyventa ir patikrinta. Tai galvoju visų pirma, žinai, kai moteris visų pirma nesuvokia, ko jinai nori, nesako vieną frazę, tik tai aš noriu išvažiuoti, aš noriu gyventi, aš noriu nusipirkti, aš noriu būti turtinga. Tai čia apie nieką yra. Bet ko iš tikrųjų tu kaip asmuo, kaip moteris nori, kaip nori jaustis. Čia turbūt yra svarbiausias dalykas, nes moteris yra tik apie jausmą. Mes tik su jausmu gyvenam. Nežinau, gal yra tokių moterų, kas be jausmės, bet greičiausiai, kad ne. Tai mes vedinos jausmo kažką tai darom. Ar einam, ar bendraujam, ar sakom kažką, ar pykstam, ar juokiamės. Tai, man atrodo, labai patartina išsirašyti visų pirma savo gerą jausmą. Kur tu gerai jautiesi? Įsirašyti. Kaip tu gerai jautiesi, koks tai jausmas, ar tai juokas, ar tai flirtas, ar tai meilė, ar tai akys žibančios, ar tai, nežinau, užsidegimas, ar tai pyktis galbūt irgi geras jausmas. Tai visų pirma, reikia labai mokėti įsivardinti, nusipiešti save, tiesiog va taip, kas tu, kur tu nori būti, su kuo tu nori būti, ką tu nori veikti, kad jaustumės visada mylinti save. Vat mylinti save. Bet aš nuo ko pradėjau, žinai, aš labai daug klausiausi irgi paskaitų, labai daug visokių patarimų, diskusijų ir taip toliau. Man labai padėjo pirmas toks žingsnis nusibrėžti ribas. Nes kažkaip labai buvo sunku, žinai, iš pradžių įsivardinti, ko aš noriu, nes aplinka nori ir aš kaip tas autopiloto traukinys irgi noriu kartu su jais. O kai nuvažiuoju ten, pasirodo, nebenoriu. Ir niekaip nesuprasdavau, tai aš noriu ar nenoriu, ar jie nori, ar aš noriu. Kaip atskirti, kur tavo, kur ne tavo. Taip, vat visų pirma, o kaip atskirti, kur atskirti. Tai aš labai tokį gerą praktiką pasidariau. Susirašiau visus savo žmonės, tai yra aplinkos, ant lapo, atsisėdau ramiai ir įsivardindama jo vardą, pavyzdžiui, tenais Birutė. Kaip aš jaučiuosi, prisimenu jausmą, kaip aš jaučiuosi su ta Birutė. Gerai ar blogai? Ir žinokit, kūnas iškart pasako, iš karto pirma mintis sako, o Jėzau, kaip nusibodo klausyti jos ten nesąmonių. Viskas, vadinasi, nebeik ten, nebebūk arba sumažink kažkokį laiko tarpsnį ar kažkaip tai, nes tau ten negera. Tai ko tu ten murdais, nes ta Birutė prikiša tau galvą visokiausių niekų, kai tu nebesupranti, ar tu apie tai, ar su Birutė apie tai, nebesupranti visiškai. Tai aš labai greitai kirtau, taip, tuk, papunkčiui, su kažkuo reikėjo visiškai atsisveikinti, nesupratau, kad iš viso labai blogai jaučiuosi ir mane netgi liūdina ir aš labai po to griaužiuosi ir labai jų kaltę jaučiu su tai žmonėmis, tai aš iš viso atsisakiau su jais kai kurį laiką bendrauti. Juk nebūtinai iš karto nukirpti, gali pagalvoti ir leisti savo kažkurį laiką tiesiog nebendrauti su tuo žmogumi, kuris tiesiog tau yra, neparankus ar nepatogus, ar tu blogai su juo jautiesi, o po to juk gali visaip bandyti kalbinti save, ar geriau, ar blogiau. Tai va, išsivaliau aplinką vadinasi, ne? Tai čia be galo svarbus dalykas, nes aplinka labai mums didelę įtaką daro ir beje, ties tuo, kad tu sakai, aš dažnai girdžiu, žinai, irgi tokį pasiteisinimą arba pasiaiškinimą, kad bet tai aš ten su tai žmonėm dirbu, tai kaip man dabar čia tą padaryti, o gal tai čia mano, žinai, šeimos nariai, tai kaip man tai negi čia išbraukti iš savo sąrašo kontaktų. Toksai atsiranda, aš tai manyčiau, neryžtingumo klausimas ir tas nedrąsos, nes tu puikiai suvoki, kad jeigu kažką pradėsi daryti kitaip, negu tau natūralu arba galbūt iš tavęs tikisi, bus kažkoks atsakas.
tas atsakas, vat kaip sakai, moteris apie jausmą, tikrai sukels kažkokių jausmų, tikėtina nelabai malonių. Ir taip žmonės nori jų, vat, išvengti kažkaip per aplinkui, arba dar save pabandyti įtikinti, kad nu, tai gal čia ir visai dar ir nėra taip blogai, kaip atrodo, ar dar, žinai, panašus tokie, vat, momentai. Tai, ką tu sakai, reikalauja tikrai daug tokio pasiryžimo ir drąsos ne tik pradėti galvoti apie tai ir pasidaryti sąrašą, bet realiai pradėti jį įgyvendinti. Tai kaip tau pavyko? Tai visai buvo, žinok, ir ašarų buvo, ir priekaištų buvo, daug ko buvo, bet aš tiesiog turėjau palaikymą. O žinot, palaikymą galima gauti pas psichoterapeutą, pas kaučerį arba pas žmogų, kuris tiesiog, tu jauti, kad visada tave palaiko. Nu, mama, tėtis, aš nežinau, kas pas jūs gali palaikyti. Bet reikia to žmogaus iš tikrųjų kažko, kas tave, nu, tau paantrintų. Tau padėtų, nes iš tikrųjų, kaip tu sakai, tiek reikia daug drąsos, žinai, imi už galvos, tau, aš tikrai padariau tokius žingsnius, man priekaištavo ir mano šeima. Iš tikrųjų sakė, kaip tu sugriausi tokius santykius, mes tiek metų, tokie draugai, kaip tu gali, Inga, mane kaltino. Ir žinai, ir aš nei pirmyn, nei atgal vienu momentu ir gaila, ir verkiau. Bet buvau nusprendus tiesiog kažką keisti savo gyvenime, nes, nu, kaip tu sakai, ne tik įsirašyti, bet reikia kažką daryti. Tai va. Tai, bet, žinot, buvo viskas labai daug paprasčiau po to vyksta, negu atrodo. Kai tu taip pradedi daryti, kažkas supranta, kažkas tada pergalvoja, nu jo, gal ne taip, gal tu ir teisi, žinai, tada toks pasipriešinimas kaip ir dingsta po kokio mėnesio, bet pirmus kartus reikia tokios inercijos, tokio, nu, ištrūkimo iš savo to užburto rato tokio. Užburto rato, jo. Taip. Tai vat, man vat labai apie šitą buvo, kas man labai padėjo, tada meilė sau. Neskaitant to, kad įsivardėjai, kur tu nori būti ir ką tu nori veikti. Tai vėlgi aplinka, kur tu esi, ką tu matai ir ką tu girdi. Meilė sau ir tada klausi, o ką iš tikrųjų noriu aš girdėti. O ką noriu matyti visada savo akim. Tai aš pradėjau ten vaikščioti, ten būti. Pakeičiau sporto šakas, pakeičiau vėlgi vietovės, nebejau į kažkokias kavines, į bariukus, o nuėjau į kažkokią studiją, nuėjau pakvėpuoti. Nu, ta prasme, visada reikia pokyčių. Jeigu tu nori pokyčių ir reikia žengti žingsnį kažkur tai. Aš labai pritariu ir čia pridėsiu tada vat, nuo savęs, ką norėjau pasakyti ir kas man ta meilė savo yra. Tai man atrodo, kad, vat kaip ir tu sakai, ar ne, žinoti, kas aš esu, tai aš labai šitam pritariu, žinoti, kas aš esu, žinoti visas savo savybės, tiek teigiamas, tiek neigiamas, savo charakterio bruožus. Man tai yra apie priėmimą savęs su visu šituo savo turiniu, kuriame tikrai yra visko, bet tam, kad priimti, tai tu turi įsivardinti, įsisąmoninti, pripažinti, kad taip tu tą turi, arba taip tu toks esi, arba taip tu tą darai. Suprasti, kodėl, iš kur tai ateina. Ir tuomet vat, daryti kitokius savo gyvenimo pasirinkimus. Ir man tai yra apie tą žmogaus integralumą. Žinai, net sakyčiau, per 4 labai konkrečius elementus. Į ką aš galėčiau tą meilę savo sudėti, per ką kiekvienas galėtų pasimatuoti. Man labai svarbu pačiai jausti savo viduje tą vientisumą, balansą, harmoniją, nes labai dažnai tikrai aš matau daugeliu ir man pačiai būna tokių momentų, kai tavo galva sako vieną, tu jauti, nesupranti net ką jauti, tada kažkaip reikia bendrauti, jau net nebesupranti, kaip čia bendrauji ir ar iš vis nori ar nenori. Žodžiu, galvoji vieną, sakai antrą, jauti trečią, darai ketvirtą. Tai vat man yra apie 4 šitų elementų suderinimą, kad sutaptų tai, ką aš galvoju apie tai, su tuo, ką aš jaučiu apie tai, ar ne, kad sutaptų mano mintis su jausmu, kad čia nebūtų priešpriešos ir tuomet, kad sutaptų tai, ką aš apie tai kalbu ir ką aš darau. Tai yra, jeigu aš jaučiu, kad man yra nesveika, netinkama, nesaugu būti kažkokioje aplinkoje, man gal ten kyla nerimas, arba aš jaučiu, kad kažkur mano ribos irgi yra peržengiamos, negražiai su manimi elgiamasi, galbūt nepagarbiai, aš jaučiu tą.
aš girdžiu tą dialogą tokį, vat, ką dabar vardinu ir savo galvoje, jausmas kažkur kūne yra. Bet jeigu aš sėdžiu ir, jo, geras, čia bajeris, žinai, dar noriu bėgti, rimti savo paltą ir varyti namo, bet ir įsiveliu ir kalbu ir šypsausi dar ir jo, gerai, žinai. Tai, bet man čia yra apie didžiulę savęs išdavystę. Ir aš pradėčiau tikrai ir kiekvienam linkėčiau pradėti nuo to įsivardinti savo jausmus, bet kokioje situacijoje, bet kokioje aplinkoje, duoti savo akimirką, sustoti, įsivardinti jausmus, pažiūrėti, ką aš iš tikrųjų čia apie tai galvoju, ką man tai reiškia. Ir tada pagal tai suderinti, ką aš sakau ir ką aš darau. Jeigu man yra negera, aš noriu išeiti, aš pasakau, kad man yra negera, aš noriu išeiti, bet aš pasiemu ir išeinu. Nes labai daug kas sugeba dar padaryti tą trečią žingsnį, tai yra kažką iškomunikuoti, vat ypatingai žmonės, su kuriais aš dirbu, taigi mes apie komunikaciją daugiausia, apie jausmus, apie savo poreikius ir kalbėjimą apie tai. Bet labai daug kas pabėga nuo to ketvirto žingsnio. Ypatingai vat, santykių temoje, kur meilė savo labai stipriai pasireiškia, apie ribas, ką tu kalbėjai, apie draugystės, apie bendravimą su žmonėm, apie kontaktų pasirinkimą, tai irgi yra plačiaja prasme santykių tema. Ne? Ir vat šita vieta, kur aš jau suprantu, kad man negera, noriu išeiti, žinai, ypatingai moteris dažnai gąsdina, pribraižo ribų, kur jeigu taip, tai aš čia viską mesiu, aš išvažiuosiu, aš tą paliksiu ir niekada to nepadaro. Ir vat per tai labai daug gimsta viduje pykčio, nukreipto į išorę dažniausiai, bet jisai atsiranda dėl to, kad tavo vidus labai aiškiai tau sako, tu, brangioji, pirmas dalykas, savo meluoji, antras, tu nesilaikai savo pačios žodžio savo, tu nesilaikai to žodžio, kurį dar ir duodi kitam, ir vat su ta vidinė išdavystė gyventi yra labai sunku. Tai vat aš būčiau, žinai, už pradžią nuo visų šitų 4 elementų savo gyvenime sustot, prasiskenuot ir pasižiūrėt, kuris čia nesutampa. Ar aš darau priešingai negu sakau, ar aš sakau priešingai negu galvoju ar jaučiu. Kas yra? Nieko. Nu tai jau yra, žinai, blogai. Tai viskas prasideda vat, nuo viso šito proceso pažinimo savyje ir tada kaip tai atrodo išoriai. Tai vat man Tai yra man labai irgi apie tai nemeluoti sau, čia nustoti meluoti, žinai, kaip, pavyzdžiui, būdavo tokie, žinai, kviečia kažkas į svečius ir supranti, kad reikia, kad privalai, nu tiesiog nepatogu, negražu, nu kaip čia dabar šeima, ne? Ir meluoji sau, ir eini dantis sukandęs, sėdi ten, būni, o po to kas darosi. Tada kūnas, širdis kraujuoja, tiesiog, kad tu supranti, kad tu esi ne ten, tau negera, tu vėl klausai kažkokių negražių dalykų apie kitus, pavyzdžiui, dar turi pritarti, nors nenori pritarti. Ir toks gauna, supranti, kaip, sakai, užsuktas vaverės ratas. Lyg meluoji, lyg šipsaisi, lyg kažkam vėl pritari, pareini namo, vėl apie kitką verki, nes supranti, kad išdavei save, kad vėl neteisybę sakai. Tai va šitą vietą labai... Ir širdis verkia labai. Taip, ir šitoj vietoj labai lengva pastebėti yra, aš matau vieną tokią pagrindinę išraišką. Jeigu moteris linkus yra labai daug priekaištauti savo, tarkim, partneriui arba kažkam kitam dėl kažko, kas yra padaryta ar nepadaryta, nu tokia, žinai, kad priekaištauja, tai va čia jau yra labai toksai svarbus indikatorius, kad jinai vadinasi greičiausiai laiku pati neišsako, ko jinai nori, arba neišsako tiesiogiai ir labai dažnu atveju renkasi daryti tai, ko nenori ir po to priekaištauja kitiem, kad vat neva ją privertė arba jinai pati pasiaukojo dėl jūsų, o dabar neįvertinot. Tai čia yra vienas iš tokių, žinai, lengva pamatyti, nes jau kai daug priekaištų, tai ten yra daug kažko jau praleista. Nenubrėžta ribų, nepasakyta ne, neiškomunikuota, ko aš noriu, pridaryta labai daug ko aš nenorėjau, bet norėjo kiti. Ir vat visas tas nepasitenkinimas, pyktis ar zulys po to tikrai sproginėja per burbėjimą ir priekaištus. Tai moteris, atkreipkite dėmesį, kam daugiausia priekaištaujat, dėl ko ir bandykite atrasti šaknį, kas tam tokio yra, kurioj vietoj jūs save apleidot ir pasižiūrėkit, ar tikrai buvo verta. Ar tikrai verta, nes žinai, aš matau, vat, man patinka, pavyzdžiui, su vyresnio amžiaus žmonėm kalbėti ir su savo močiute, arba su vyresnio amžiaus kaimynėm. Ir aš girdžiu tą patį, žinok, pasakymą.
kaip vat, su tuo amžium jos pajautė didesnę laisvę, kartu lygiagrečiai su suvokimu, kad to gyvenimo ne per daugiausiai ir liko. Ir kad nėra čia taip svarbu ir kas ką sako, ir nelabai čia reikia, žinai, eiti ir nuolat tikti ir patikti ir sutikti, ir kad visai čia veltui buvo, ir dabar va tie patarimai iš tos kartos žmonių mano aplinkoj. Man visą laiką yra apie tą patį. Nereik čia kreipt dėmesio, ką ten kiti sako. Šis mažiau klausytis, mažiau ten pasakotis, eini ir darai, ką tau reikia ir ką tu nori. Nepatiks, ne tavo bėdos. Nesako vaikeli, žinai, va senatvėj tu viena su savim būsi, sėdėsi, galvosi apie savo gyvenimą kaip apie filmą. Ir arba džiaugsies, kad blemba, kaip gerai pavariau. Gerai gyvenau. Kaip gerai pavariau, žinai. Arba eik tu savo, kiek visko prabėgo man pro šalį. Tai vat tokie gyvenimiški pasidalinimai, žinai, labai sustiprina ir irgi labai labai įkvepia. Tai va, tai dar viena iš praktikų įsivaizduoti save senatvėj ir pasižiūrėti savo tą gyvenimo filmą. Taip. Ir pasitikrinti, ar aš tikrai vat, patyriau viską, ką norėjau, o gal ne. Ir kol dar yra laiko, eikit, pasiimkit visą tai iš to gyvenimo, nes po to gali būti per vėlu. Tai žinai, iš tikrųjų, tas labai, žinai, dėl kitų man čia kažkas skraido, bet aš dar apie tą meilę savo, aš galvoju, vat, Milda, ką mes galėtumėm pasiūlyti moteriam, kokias praktikas atlikti galėtų moteris, vat, namie, kaip patyrinėti, gal, žinai, užbrėžti ribas reikia turėti drąsos, tai čia irgi vidinė drąsa, kiek tu pasiryžęs, kiek tu nori keistis, ne? Kiek tu stipriai nori būti mylima ir mylėti save, galbūt čia labai tas iš noro labai didelio, bet aš pasidalinsiu pati, ką darau. Netgi dabar, kai aš galvoju, kad aš pakankamai myliu save, pakankamai, bet man reikėjo labai daug metų, man 4 metus reikėjo dirbti ištisai dieną per dieną, neskaitant, kad pakeisti savo įsitikinimų skalę, kad aš neverta, kad aš nemylima, kad aš negeidžiama, kad aš negraži, kad aš tokia, anokia. Tai vėlgi aš afirmacijas labai dažnai klausausi, medituoju labai dažnai, tiesiog persiprogramuoju save iš naujo, todėl kad tai yra tokia stipri programa, buvo įrašyta, kad aš netokia, nors aš suprantu, kad tai ne mano programa, bet aš netgi dabar sėdėdama Balyje, aš savo pasakiau, kad darysiu praktiką, dėl to, kad Balis man tai apie meilę savo. Prieš 2 metus tai buvo apie tai pirmasis toks labai didelis skirtis buvo link meilės savo, nes tai buvo labai su drąsa susiję, labai su noru dideliu, su ryžtu. Ir dabar rašau dėkingumą savo. Ta 21 dieną, rašau 21 dieną ir 21 dieną, kai baigsiu, aš nusipirkau patį gražiausią viešbutį, patį gražiausią tokį apartamentus, kuriuos pasidalinsiu jais savo kaip dovana. Va taip, dėl to, kad tai irgi man labai stipriai apie meilę savo, ją užauginti reikia kaip augaliuką. Nebus taip iš karto, kad jūs save pamilsit, vieną dieną atsistojat ir sakot, va, aš dabar myliu save. Ne, čia ne apie tai, ne? Čia kaip tą augaliuką reikės auginti, laistyti, vis laistyti, po truputį. Bet man taip afirmacijom, dėkingumas savo nuolatos rašymas, kokio dienoraščio ten, aš nežinau, ką tu dar patartum? Aš tai turiu labai labai paprastą būdą, nes matau, kad mes labai dažnai užstringam su tuo, kaip ta meilė savo atrodo, ne, nuo ko ir pradėjom, nes jeigu labai jau daug tos meilės ir priėmimo ir palaikymo gyvenime nebuvo patirta, tai kiekvieną kartą bandant kažkokią ten ribą nusibrėžti ar pabandant priimti sprendimą, dažniausiai, ką ir tu sakai, tos drąsos ima kažkurioje vietoje ir pritrūksta, nes išlenda tie momentai. Gal aš čia neverta, gal aš čia neteisi, gal aš čia per daug noriu ir visa kita. Žodžiu, mes savo tikrai esam kartais be galo tokie subjektyvūs, užsisukę ir sunku atrasti ir atrodo vieną vietą savyje pajudini, žinai, kita iškyla ir vėl grįžtam kažkur atgal. Tai aš pasiūlyčiau disocijuotis nuo šitos tokios savianalizės šitoj praktikoje, kurią pasiūlysiu. Jeigu yra sunku per save suprasti, aš čia save myliu ar nemyliu, ką čia man daryti, ai dabar negaliu, viskas, žinai, aš. Ir pasiklystam, įsivesti į telefoną priminimą, kuris kokius bent 4-5 kartus per dieną suskambėtų, pasirinktų jūsų laiku.
bent jau 3 savaitės, kad save pastebėti, užduotis yra savistabai, su tekstu, kad tam tikrų metų iššoktų priminimas pasikartojantis, su klausimu, kaip šioje situacijoje pasielgtų save mylintis ir gerbiantis žmogus. Nes per savo aš, dabar mes, pavyzdžiui, turėtumėm konfliktą, aš čia norėjau pasakyti ne, bet jinai įsižeis, blemba, mes čia kažką susitarėm, ai, žinai, kažkur pabėgu, tarkim. Bet jeigu aš gaunu tokį priminimą, kaip apie kitą žmogų, kitas žmogus, man daug lengviau gali būti įsivaizduoti kitą žmogų kaip kažką, ką aš įsivaizduoju, myli save, gerbia, vertina, rūpinasi ir pasimatuoti tą atstumą nuo to žmogaus ir ką aš čia dabar darau arba ką esu pasiruošęs daryti. Tai va čia savistabai labai nuostabus pratimas, plus treniruotė jum stebėti, kaip tai, ką jūs darot, skiriasi nuo to tokio kitokio vaizdo, to siektino, kokio jūs galbūt norėtumėt, bet nedrįstat. Ir vat atrasit po to tikrai tą tarpelį ir tada klausimas, kaip nuo čia nueiti iki čia. Bet treniruotė tai bus maks vertinga, nes kam daviau šitą užduotį, aš per mokymus irgi ją duodu. Ir po to žmonės ir studentai, ir klientai užsirašo ir daro ir gaunu pasidalinimų. Sako, blemba, bet pastoviai nelaiku tas priminimas iššoka, bet būtinai kažkas šią akimirką vyksta, man jau ten, žinai, arbatinukas mano verda ir aš gaunu tokį. Ir, žinai, okei, tai vat labai įdomu, kaip gyvenimas irgi priims jūsų šitą iššūkį, kas išdrįsit, kas pabandysit, labai lauksiu tikrai kartu su Inga, lauksim komentaro atsiliepimų, kokį gaunat efektą, kokios yra patirtis, kokie yra rezultatai. Ir būtų labai smagu mums su Inga irgi išgirsti, tikrai norėtųsi, kad parašytumėt ar asmeniškai, pakomentuotumėt, kaip jums patinka, kaip jūs tą meilę savo suprantat ir ką dėl jos darot. Gal jums irgi kažkokie dienoraščio rašymai, afirmacijos padeda, dar kitokie dalykai. Tai tiesiog pasidalinkite, aš manau, kad visiems būtų labai vertinga ir naudinga tokioj temoj gauti ir praktikų daugiau, ir tam tikro įkvėpimo, ir pajausti to vienas kito palaikymo. Tai mes labai tą jums siunčiam palaikymą ir norim, kad ir jūs juo pasidalintumėt. Tai Inga, ar dar turi ką pridėti, ar palinkėsim visiems tos skanios, gražios dienos? Tai aš dar truputėlį tokį, ką norėčiau atkreipti dėmesį, galvoju apie atjautą savo. Nes labai dažnai ta nemeilė savo susidaro iš to, kad mes tiesiog pjaustom save gabalais. Tiesiog nemokam nei atleisti, nemokam mylėti, kad mylėti nemokam faktas, kad tiesiog plakam ištisai kiaurą dieną, kodėl aš tokia nepadariau, kaltinam, galėjau taip, galėjau vaikui padėti, galėjau vyrui nuvežti, galėjau draugiai padėti, galėjau duoti, dabar taip blogai jaučiuosi. Ir ištisai mūsų protas suka tokią plokštelę. Tai man labai norėtųs tokio įsisąmonint, kad viskas, kas vyksta jūsų gyvenime, vyksta dėl jūsų. Nesvarbu visiškai tie kiti. Jūs nenunešėt, okei. Jūs negalėjot, okei. Viskas pasaulyje yra okei. Jeigu jūs būtumėt visada laimingi ir suvoktumėt, kad jūs nieko neprivalot niekam, nei dėl nieko. Tai tokia gražia nata apie tai, kad verta būtų tikrai nustoti save engti, kritikuoti ir ieškoti būdų, kaip pirmiausia išmokti save atjausti ir palaikyti. Taip pat tam kaip įrankis labai tiks mūsų praktikos. Labai norėtųsi, kad išbandytumėt ir pasidalintumėt, kaip jums sekasi. Tai va šita gražia tokia nata. Ir baigsim mūsų skanų pokalbį, linkėdamos jums skanios, meilės ir pasirūpinimo savim, kupinos dienos ir iki susitikimo kitą sekmadienį. Skanių pusryčių visiems. Iki.